Gruodžio 17 dieną Prienuose įvyko kalėdinis kumite turnyras skirtas Prienų kovinės savigynos klubo Spektras 20-mečiui paminėti. Šiuo turnyru Lietuvos Šindo Kaikan karate kovotojai užbaigė 2011 metus. Turnyro metu išvydome daug atkaklių ir gražių kovų, kurių daugelis baigdavosi efektyviais veiksmais. Turnyro nugalėtojais tapo Ernest Ignatov, Edgar Sosno, Artur Sosnovski, Bartek Markovski iš Savigynos menų centro Vilnius, Gytis Naujikas, Edvinas Keblikas iš klubo Du Vilkai Alytus bei Julius Dereškevičius iš klubo Spektras Prienai. Suaugusiųjų reitingo kovą prieš Deividą Saveikį laimėjo Linas Jablonskas iš klubo Du Vilkai.